Šiandien tavo galia kviečia tave į pasimatymą, į susitikimą, į pokalbį. Ir ką dabar tau tai reikia padaryti, tai priimti sprendimą, kad pagaliau esi pasiruošus su ja susitikti. Pagaliau esi pasiruošus ją pamatyti, išgirsti, prisijaukinti ir veikti išvien. Ir dabar, kol klausaisi, pajus, kaip kažkas kutena tavo padus. Tai tavo drąsa, trykštanti iš žemės gelmės, iš pačio kristalinio žemės centro. Ji švelniai kutena, bandydama rasti tarpelį, pro kurį galėtų įslinkti. Ir tu sutinki ją įsileisti. Gali būti kiek iš pradžių nedrąsu, bet viskas su tuo yra gerai. Tiesiog sutik, tai tavo sprendimas. Patirinėk smalsiai, kaip jin jaučiasi. Kaip ji jaučiasi tavo paduose, tavo pirštuose. Kaip kutena mažylį. Ir kaip greitai perlėkia į nykštį. Drąsa užpildo visas tavo pėdas. Ji tokia guvi, tokia žaižaruojanti, tokia žaisminga, tokia smalsi, kylanti aukštyn į kelius, užpildydamas visas blauzdas. Kyla aukštyn, pasiekdama pirmąjį tavo energetinį centrą. Įsilieja į jį. Pajaus, kaip jį užpildo, kaip atneša savo naujas aktyvacijas, savo naują išraišką, savo naują energetinį parašą. Drąsa. Ir dabar ant lapelio užsirašyk vieną žodį, visiškai nesvarbu kokį, susijusi su tuo ar ne, kurie atneša tau šią energiją. Ir toliau drąsa vėl apsidairusi, kyla aukštyn, užpildydama tavo pilvą. Užpildydama visus tarpus. Pasiekdama visus užkabarius, visas tamsumas, visą nedrąsą. Nedrąsą jausti, nedrąsą būti savim. Nepasitikėjimą, neleidimą savo jausti, neleidimą patirti. Jie apgobė viską, užpildo viską savo nauja, tyra esencija. Ir čia atneša tau dar vieną žinutę. Ir vėl ant lapelio užsirašyk kitą žodį. Kurį tavo atneša šią energiją.
Ji džiaugiasi, kad pagaliau tu ją girdi, kad pagaliau tu ją jauti, kad pagaliau ją įsileidai. Ir kyla aukštyn į trečiąjį tavo galios centrą. Užlieja viską tarsi jūra. Patirinė kokios spalvos, gal visai netikėtos ir neįprastos. Ir užsirašyk žodį, kurį jį tau atneša. Ir ši drąsos energija yra labai nekantri. Ji nekantrauja užkilti į tavo širdį, į visą krūtinės erdvę, pripildyti rankas. Užlieja tavo beveik visą kūną. Ir švelniai nardo, kaip putotas vandenyno bangos, skalaudama viską, kas nėra ji, kas nesulygiuota su naujaja tyrumo energija. Ir netikėtai išnyra žodis, kurį esi kviečiama užsirašyti. Ir kai užsirašėjai, ar jau pastebėjai, kad ši energija jau skalauja tavo gerklę? Užpildo beveik visą galvą. Kaip kristalinis eleksyras. Ji juda vikriai, atnešdama tau žodį. Kurį esi kviečiama užsirašyti. Ir jau drąsos energija, kiek nurimusi, keliauja į šeštąjį tavo centrą, užpildydama visą galvą. Ir tu jauti, kaip ši energija yra jau visame tavo kūne. Tavo kūnas pilnas drąsos. Ir užsirašyk žodį, kurį atneša tau drąsa iš šio centro. Dabar leis savo drąsos energijai sugrįžti per tave į šaltinį, į kūrėją, į pirminį jos gimties tašką.
Tegul kyla, kyla, kyla kaip nuostabus fontanas, kaip banginio purškiamas vanduo. Ir vėl nusileidžia į žemę, iki pačio jos centro. Ir dabar savo užrašytose žodžiuose gali matyti savo galios formulę. Perskaityk viską iš naujo ir šiandien pabūk su ją. Kaip tai gali atnešti į savo kasdieną, kaip gali tai prisijaukinti, kaip tai gali atnešti į kiekvieną akimirką, kad tau nebereiktų jos daugiau atsisakyti, kad tai taptų taip praktiška, kaip išsiplauti grindis. Arba pagulėti ant sofos. Ir pasidalink savo šią formulę su kitomis. Tiesiog tam, kad pamatytum, kad kiekvienai galia yra skirtinga, skirtingai pasiekiama, visiškai unikaliu būdu. Ir tai gali pasiekti ir atnešti gyvenimą tik tu. Per savo sprendimą naudotis tuo, ką šiandien gavai. Nuostabios tau dienos savo galioje.